Sveiki. Šiandien tema daugiau galvok. Sakysite, aš ir taip daug galvoju ir apie ką dar galima daugiau galvoti. Tiesiog noriu priminti, kad tikrai, nors ir koks įtemptas mūsų gyvenimas bebūtų, visi turime tam tikrų laiko spragų. Tai yra, ar laukiame troleibuso, ar eilėje stovime, ir dažniausiai tas laiko spragas užpildyti šiais laikais mums padeda įvairios technologijos, ar ne? Tačiau iš tikrųjų šias trumpas akimirkas galima išnaudoti naujų minčių generavimui. Tai yra susigalvoti kažkokią vieną problemą ar veiksmą, kurį norite išspręsti, ir tuo metu sutelkti visas mintis būtent tik į tai ir ieškoti kitokio požiūrio, kitokių sprendimų, nes mes nuolat patiriame labai daug įspūdžių ir vienu metu tikrai galvojame apie labai daug dalykų, mūsų galvose sukasi begalė minčių. Taigi šios trumpos mažutės laiko spragos yra tikrai aukso vertės, kurių metu rekomenduoju susitelkti į svarbų dalyką, į jį susikoncentruoti ir taip greičiau ateis tos problemos sprendimo būdai. Tai va būtent to jums ir linkiu.